Na štai tai, ką tik pamatėme, atsisukimas į Aušros vartų Mariją ir persižegnojimas. Tai šiokia tokia turbūt naujiena, ar ne, ponė Ališauskai? Tai toksai, sakyčiau, logiškas veiksmas žmogui, kuris krikštas katalikų bažnyčioje. Tai jeigu jau buvo pasirinkta įžengti į miestą, nors čia toksai netikėtas pats įžengimas, toks, tarsi kokio nugalėtojo, triumfališko tokio. Kažkuria prasme jis ir yra nugalėtojas šiuo metu? Taip, nugalėtojas, tik nugalėjo, aišku, ne tuo būdu, o tautos pasirinkimu. Bet šiaip jau, kas svarbu, aš norėjau pasakyti, jo prezidentas Adamkus iš katedros irgi ėjo pėsčias į prezidentūrą, kad kuo daugiau įtrauktų Vilniaus bent jau atvažiavusių žmonių dalyvavimą. Taip, ponia Karpavičienė, dabar aš kreipiuosi į jūs. Iš tiesų, Aušros vartai. Ką tai reiškia šita vieta, ne tik Aušros vartai, bet ir visa aplinkinis kompleksas? Kokia simbolika? Iš tiesų, tai noriu priminti, kad mūsų kultūrinėje atmintyje galbūt yra užmirštas labai svarbus fenomenas, buvęs Lietuvoje ir Vilniuje jau nuo 15 amžiaus, ypatingai nuo 16, kada Vilnius buvo apjuosta siena ir atsirado vartai, per kuriuos galima buvo simboliškai žengti, prisimenant tą universalę reikšmę jau nuo antikos laikų žinoma. Tai iš tiesų tas triumfo žygiuotuvės įėjimas į miestą, ne tik į miestą, į Vilniaus širdį, nebūtinai valdovo, pirmųjų asmenų, vaivadų, vyskupų, svečiai nešant labai svarbią žinią pasauliui, o visų pirma visai Lietuvai, visai bendruomeniai. Tai va ta betarpiška jungtis, žingsnis, kurį peržengia asmuo, subrendęs prisimti atsakomybę už šalį ir kartu eiti kaip pilietis į visuomenę. Tai manau, ta simbolinė reikšmė, netgi ir Aušros vartų, prisimenant, kad Basanavičius, link kurio paminklo einama, irgi buvo Aušros ir kūrėjas ir leidėjas. Labai daug galima įvairių simbolių žvelgti ir manau, kad toks pasirinkimas iš tikrųjų turi daug reikšmių. Vėlgi čia šalia yra ir unitų cerkvė, ir pravoslavų, ir tai rodo, kad Vilnius buvo multikultūrinis miestas, iš kur sugyveno įvairios tautos ir tikybos. Taip, iš tikrųjų labai graži tokia erdviškai, topografiškai, urbanistiškai vieta, nes čia pat yra Aušros vartai, Basųjų karmelitų vienuolynas, Šventosios Teresės bažnyčia, katalikų šventovė, Šventos dvasios stačiatikių cerkvė, bazilijonų, unitų maldos vieta. Tai iš tikrųjų toks sambuvis, sugyvenimas įvairių etnokonfesinių grupių, religijų ir va tas santaikos, santarvės idėja, galbūt nebūtinai religinių požiūrių suprantama, jinai irgi yra nepaprastai svarbi ir galima galbūt netiesiogiai tam tikrą sambuvio kontekstą, reikšmę irgi aiškiai čia įžvelgti. Štai matome, išrinktasis prezidentas Gitanas Nausėda pasisveikina su vaikais, jisai toliau eina Basanavičiaus paminklo link ir dar vienas, jisai eina kartu su savo žmona. Žmonos vaidmuo vakarų valstybių gyvenime. Tai vėlgi, jeigu pasižiūrėtumėm retrospektyviai, jau iš esmės nuo Vytauto didžiojo laikų, kada Lietuva pasirinko krikščioniškos kultūros linkmės kelią, iš tiesų pirmojo asmens sutuoktinės dalyvavimas viešajame gyvenime, nors galbūt kažkaip protokoliškai nebuvo aiškiai deleguotas, apibrėžtas, bet jis buvo privalomas. Ir tai yra iš tikrųjų Lietuvos priklausimo vakarietiškai civilizacijai tam tikra išraiška ir tam tikras požymis. Ponia Karpavičienė, leiskite man įsiterpti. Dabar tai, ką mes matome, tai prezidentas su savo sutuoktinė yra atsisukęs į Filharmonijos langus ir iš ten sklinda Naujalio svajonė, kurią atlieka Nacionalinės Filharmonijos kvartetas. Atsiprašau, aš jūs pertraukiau. Taip, tai iš tiesų tas sutuoktinės dalyvavimas viešajame diskurse yra toks Lietuvos priklausimo vakarų civilizacijai požymis ir manau, kad ta graži prasmė, simbolis iš tikrųjų turėtų būti suprantamas daug giliau, reikšmingiau, primenant mūsų apskritai civilizacinę orientaciją. Taip, prezidentas atvyko prie patriarcho Basanavičiaus paminklo, jam nusilenkti. Nelabai gerai matau, bet man regis, ten yra ąžuolo šakelės, ne šiaip vainikas. Tai irgi kuriama tam tikra tradicija, prezidentas bando tą tradiciją kurti, kad prie Basanavičiaus paminklo galėtų būti nešamos ne šiaip gėlės, o būtent mūsų ąžuolo
šakos. Tai turbūt irgi turi kažkokią simbolinę prasmę. Reikia manyti. Daug žmonių yra susirinkę šiandien tokį saulėtą rytą, pati gamta atrodo yra palankiai inauguracijos dienai, nes lietus niokojas Lietuvą pastarosiomis dienomis. Dabar kaip tik nurimo ir štai dabar išgirsime pirmąjį prezidento pasisakymą. Noriu pasakyti, kad turbūt šitoje Vilniaus vietoje kvadratinėme ploto vienete yra tiek daug sakralinių ir istorinių objektų. Ir vienas iš jų yra štai šis įstabus Lietuvos žmogus, Lietuvos vyras, Jonas Basanavičius. Neatsitiktinai girdime Naujalio svajonę, nes tai yra svajonė žadinanti daina, muzikos kūrinys. Ir čia Jonas Basanavičius pradėjo įgyveninti savo svajonę. Šitame pastate 1905 metais, gruodžio mėnesį, susirinko didysis Vilniaus Seimas. Ir čia buvo padėti pamatai Lietuvos nepriklausomybės aktui, kuris buvo pasirašytas jau 14 metų vėliau. Šis žmogus man simbolizuoja, kiek galima padaryti Lietuvos labui, net ir nebūtinai būnant politiku. Aš net nežinau, kaip jį galima būtų vienu žodžiu įvardinti. Aš ilgai galvojau, kokį įrašą galima būtų palikti jo pase, ten, kur yra parašyta profesija, veiklos rūšis. Ir pagalvojau, ne, ten nereikia rašyti daktaras, ten nereikia rašyti istorikas ar politikas, ten reikia rašyti vieną žodį - Lietuva. Nes tai buvo jo viso gyvenimo moto. Turbūt jisai dar vieną objektą, jeigu taip galima išsireikšti, mylėjo taip pat kaip Lietuvą, tai yra jo anksti mirusi žmona, bet po to visą savo meilę nukreipė tik tai Lietuvai. Ir kas dar ypatingai svarbu, šitas žmogus puoselėjo mūsų tautinę tapatybę tuo metu, kai jai buvo daugiausia pavojų. Šiandien aš matau, kad mūsų tautiniai tapatybei taip pat kyla pavojai. Ir galbūt ne tiek dėl to, kad mes patys nebesugebame tos tautinės tapatybės išlaikyti, bet dėl to, kad yra daugybė pagundų, globalizuotas pasaulis, daug visokių tarptautinių srovių, kurios galbūt kitą kartą ir pakreipia lengviau paveikius žmonės tą tokią, sakyčiau, globalizmo kultūros link. Ir tautinės tapatybės puoselėjimas šiandien tampa kaip reta ir kaip kitaip sudėtinga net būtų išsireikšti, tikrai kaip retas sudėtingas uždavinys, kurį reikia mums įgyvendinti. Jonas Basanavičius mums bus ta paspirtis, kuri visada mums primins, kas mes esame, ko mes siekiame šiame pasaulyje ir ką mes ketiname šiam pasauliui pasiūlyti. Pasiūlykime savo išskirtinumą, pasiūlykime savo sėkmę. Aš tikiu ją, kad Lietuva gali pasiekti savo sėkmę ir tuo taip pat tapti įdomi pasauliui. Taip kad semkimės visi įkvėpimo iš šito žmogaus, netraktuokime jo kaip paminklo, traktuokime jį kaip gyvą žmogų, kuris stebi mus, žvelgia į mus ir praeidami pro šalį pagalvokime, o ką aš šiandien arba šią savaitę padariau gero Lietuvai. Persimetėte keliais žodžiais su pirmąja ponia. Ką vienas kitam pasakėte? Ar tiesą pasakyti? Taip. Sakiau, tu nuostabiai šiandien atrodai. Kaip jūs pats jaučiatės? Aš pats jaučiuosi, sakyčiau taip, kažkoks laukimas, neapibrėžtumas, bet turbūt kiekvienos asmenybės, kiekvieno žmogaus etape ateina, gyvenime ateina toks etapas, kuomet tiesiog tu padarai ryškų posūkį. Tas posūkis yra padarytas ne šiaip savo. Aš manau, kad jį reikėjo padaryti, reikėjo pasiūlyti savo alternatyvą Lietuvai. Reikėjo pasiūlyti save visoje toje pasirinkimo laisvėje, kurią rinkimai mums suteikė ir aš tikiuosi, kad Lietuvos žmonės nesuklydo padarydami savo pasirinkimą. Ačiū Jums labai, geros dienos.
Ačiū. Išgirdo jo žodžius ir visa Lietuva. Dabar prezidentas jau netrukus pradės savo kelionę į Seimą, kur jo laukia priesaika. Mes sugrįžkime į mūsų studiją. Pone Karpavičiene, noriu pratęsti tarsi šiek tiek jūsų pasakytą mintį. Mes kalbėjome apie sutuoktinių svorį Lietuvos vadovų gyvenime. Ir aš čia šitoj dabar, ką pasakė prezidentas kalboje, išgirdau, kad ta sutuoktinė jam labai daug reikš. Nes tokiu atveju jis pirmiausia pasakė, kad ji labai gerai atrodo. Ir kalbėdamas apie Basanavičių jis pabrėžė du dalykus, kad tai buvo meilė Lietuvai ir meilė anksti mirusiai žmonai. Ar tokiu būdu jis demonstruoja, kad jis ne tik myli savo žmoną, bet jį bus reikšminga ir jo gyvenime šitos 5 metus kaip prezidento gyvenime? Aš manau, kad tie žodžiai iš tikrųjų įkvėpia, jie labai nušviečia, nes visų pirma mes matome žmogų, kuris yra labai viduje aukštos kultūros, tai ką jisai sako yra iš širdies, labai natūralu, šilta, žmogiška, suprantama. Ir va tas visų pirma labai atsakingas, šiltas, pasitikėjimu grįstas santykis su artimiausiu žmogumi, su aplinka, iš tikrųjų iš karto suponuoja tokią nemeluotą tikėjimą.